Sveiki draugai, šiandien toks informacinis įrašas, kad žinotumėte ir saugotumėtės, kad nenutiktų taip kažkam dar kitam. Todėl taip, pradėkim. Buvo norinčių, kad ši istorija nebūtų vieša. Man net pasiūlė maždaug 1500 eurų kainuojantį mobilų telefoną, bet aš kyšių neimu. Todėl noriu papasakoti tai, kas gali nutikti tūkstančiam žmonių. Perskaitykite, o jeigu nuspręsite, kad verta, jog ši žinia pasiektų ir kitus, prašau, pasidalinkite įrašu. Kai viešai yra skelbiama, kad Lietuvoje dedamos didžiulės pastangos kovojant su sukčiai, žinokite, jog tai ne visuomet yra tiesa, tai gali būti apgailėtinas melas. Taip jau nutiko, kad prieš mėnesį naktį po pasaulinio futbolo čempionato, kai Ispanija šventė pergalę, iš mano rankų toje pačioje Ispanijoje buvo išplėštas tuo metu atrakintas telefonas, kuris priklausė mano darbdaviui, Delfi. Suprantu, tai mano neatidumas, bet šį kartą ne apie tai. Didžiausias absurdas vyko po to. Likau stovėti naktį gatvėje be nieko. Gerai, suradau netoliese esančius draugus, kurie padėjo. Iš karto paskambinau į Teliją ir paprašiau užblokuoti SIM kortelę ir telefono e-mail. Negalėjau patikėti, Telia darbuotojas atsisakė tai padaryti. Kodėl? Nes tuo metu Lietuvoje buvo 5 valandos ryto, o SIM kortelė buvo verslo kliento. Todėl sistemoje ją galima užblokuoti tik darbo dienomis ir darbo valandomis. Jis paprašė palaukti 3 valandas, kol Telia verslo kliento aptarnavimo skyriaus darbuotojai išsimiegos ir ateis į darbą. Negalėjau tuo patikėti. Žinoma, vyko karšta diskusija. Telia konsultantas girdėjo mano argumentus, bet apgailestavo, kad nieko negali padaryti. Sakė, jeigu būčiau privatus klientas, SIM kortelę užblokuotų iš karto. Absurdas, pasakiau, kad tai skandalas ir netylėsiu. Po pokalbio praėjus kelioms minutėms tas pats Telia darbuotojas paskambino pats į draugų telefoną ir atsiprašė ir pažadėjo, kad netrukus užblokuos. Be reikalo patikėjau, todėl net neskambinau į bankus. Tai buvo mano klaida, nes tai Telia darbuotojas melavo, norėjo, kad nurimčiau, o aš apie tai nepagalvojau. Kai po valandos grįžau į už keliasdešimties kilometrų esančius namus, kompiuteryje atsidaręs paštą pamačiau, kad SIM taip ir nėra užblokuota, o tuo pasinaudoję vagys tuština mano banko sąskaitas, juk telefonas vagystės metu atrakintas. Tad laisvai galėjo juo naudotis. Į telefoną buvo siunčiamos SMS žinutės su prisijungimo kodais. Žinoma, dėl vagystės kreipiausi į Ispanijos policiją. Vyksta tyrimas, bet gerai pažįstu Ispaniją ir žinau, kuo tai baigsis. Bet ne tai yra svarbiausia. Didžiausias absurdas yra Telia atsisakymas blokuoti SIM vagystės atveju. Iš oficialių ataskaitų dabar jau žinau, kad jeigu iš karto, kai paskambinau į Teliją, būtų užblokuota SIM kortelė, joks pinigų pasisavinimas nebūtų įvykęs, o juk kortelės neblokavo daugiau kaip 2 valandas. Tad sukčiai sau ramiai galėjo nagrinėti telefone ne tik finansinės operacijas, bet ir visą informaciją. Jie galėjo gyventi mano gyvenimą. Vėliau po šio įvykio Facebook'e gavau žinutę iš Telia klientų aptarnavimo vadovės. Ji parašė tekstą su daugybė klaidų. Atsiprašėm, kad esą dėl darbuotojo kaltės nebuvo užblokuota SIM, todėl kaip kompensacija pasiūlė naują mobilųjį telefoną. Atsisakiau, juk tai materialinis atlygis. Vėliau buvo bandoma su manimi susisiekti ir per kitus asmenis, bet į neoficialius sandorius nesileidau. Dėl SIM neblokavimo pateikiau oficialų skundą Telia. Pagaliau gavau atsakymą, kuriame Telia oficialiai pripažino klaidą dėl SIM neblokavimo. Ir vėl šį kartą jau oficialiame rašte pasiūlė dovanų mobiliojo ryšio telefoną, tokių pačių parametrų ir vertės, kokį turėjau. Ne, man nereikia kyšio. Aš noriu, kad nelaimės atveju būtų blokuojamos SIM kortelės, todėl pareikalavau išsaugoti visą su šiuo incidentu susijusią informaciją. Neįtikėtina, kai gavau tikslius laikus apie skambučius, turėjau vėl kreiptis į Teliją. Jie visiškai nesutapo su mano turimais duomenimis. Tada vėl sulaukiau atsiprašymo. Be to, Telia dar tyčiodamiesi pridūrė, kad SIM galėjau užsiblokuoti ir prisijungdamas prie Telia savitarnos internete. Aišku, galėjau, tik prisijungimo kodas būtų atėjęs į pavogtą telefoną. Tai daug ką pasakantis faktas.
Dėl to, kad Telia tik darbo dienomis ir darbo valandomis blokuoja pavogtų telefonų SIM, kurios yra priskiriamos verslo klientams, mano nuomonė yra šiurkštus įstatymų pažeidimas, todėl kreipiausi į ryšių reguliavimo tarnybą ir paprašiau pradėti tyrimą. Skundus dėl Telia veiksmų pateikiau ir kitoms valstybės institucijoms dėl verslo klientų diskriminavimo bei asmens duomenų apsaugos. Ne vienas Lietuvos žmogus, ne vienas įmonės darbuotojas naktį neturi likti bejėgis prieš nusikaltelius vien todėl, kad didžiulės korporacijos darbuotojai naktimis nedirba. Tai, kaip elgėsi Telia, turi žinoti kuo daugiau žmonių. Tai va, draugai, truputį iš komentarų srityje. Kaip prašo viena moteris, beliko sulaukti sparčiai atžygiuojančios sistemos, kaip absoliučiai visa asmens dokumentacija, visi duomenys suguls telefone ir tada jau bus išties tobulai patogu. Mes saugome jūsų privatumą. Taip, tai tikrai tiesa. Telefoną reikia tiesiog nešiotis prisiklijavus prie savęs. Taip, tikrai šitie visi telefoniniai verslautojai tikrai išpindėjo. Kad ir tos pačios paprastos SIM kortelės. Juk kiekvieną dieną yra nuskaičiuojami pinigai, sąskaitoj negali turėti įsidėjęs nei cento. Tiesiog, jei neturi užsisakęs jokio plano, iš tavęs kasdien iš sąskaitos išskaičiuoja kažkiek tai pinigų. Kas per absurdas ir kas per mokestis už orą, kurio seniau nebūdavo. Kur tik pasisuksi šitoj sistemoje, tave stengiasi išnaudot, apgaut. Tai va, geri laikai atėjo, kad žmogus beliko tik išnaudojamas vergas. Tai va, dėkui, kad klausėt.